Labadiena, regbio mėgėjai, sveikinamės su jumis iš Vilniaus, grįžta Baltijos Top lyga, grįžta su pirmąja diena, kuomet startuoja šių metų sezonas. Šiandien mes laukiame čia aikštėje pasirodančių Vilniaus Geležinio Vilko ir Kauno Ąžuolo komandų. Treneris, sveikinam su pergalė. Du skirtingi kėliniai. Pirmajam prasileidot krūvą taškų, antrajam apsigynėt. Kas pasikeitė? Taip, pritariu daug tų iniciatyvos atidavimų. Pirmas kėlinys, pirma pusė gan nebloga. Kontroliavom, sakykime, tempą, bet jiems atidavėm labai daug lengvų taškų. Tikrai per daug įsileidom juos į savo aikštės pusę ir labai silpnai gynėmės. Tai per traukėlės metu pašnekėjom, kad tikrai turim jau didelį deficitą, bet pagrindinis dalykas yra charakteris ir mūsų kūno kalba. Tai tikrai turėjom giliai paieškoti savęs, pakelti galvas ir sakėm, kad dar visą turim kėlinį ištaisyti. Be galo džiaugiuosi to charakteriu parodytų ir kad vyrai sugebėjo atsitiesti ir antram kėlinį Kaunui nedavėm į taško, patys tą deficitą visą atsiėmėm. Nepaisant to, kad pirmas rungtynės pakankamai kokybiškas buvo, pirmam kėlinį greiti kamuoliai, daug perdavimų. Ką būtų galima nusinešti į kitas rungtynes ir ką reiktų labiausiai pataisyti? Taip, trumpai tariant, viską, kas gerai sekėsi, o pataisytai vienareikšmiškai, nors ir daug laiko skiriam tikrai gynybai ir užgriebimams vienas prieš vieną, bet šiandieną tiesiog, sakau, pirmam kėliny buvom nepakankamai aštrus, nepakankamai norėjom tos užgriebimus padaryti, tai ties to turėsim ypač daug padirbėti. O iš klaidų pusės, tai pritariu, kaip pirmom varžybom, manau, ganėtinai neblogai. Vis nepatinka man tas pasakymas, kad pirmos, antros, trečios varžybos bus to broko. Ne, jau mes mėnesį ruošiamės, tai ne šviežiai, ne ką tik pradėjom žaisti. Turėjom šiek tiek tokią pertrauką, bet tikrai akcentas buvo, kad mes pilnai, oras puikus, tai mes negalim daug klaidų daryti. Tai šiandieną iš tos pusės tikrai džiaugiuosi. Coach, really close game, close loss and two different halves. In the first one you scored all your points, in the second it was empty game for you. What was the main problem? Yeah, I think the main problem is maybe we're not match fit. So if we maybe played a friendly game before this one, maybe we could have ironed out that mistakes that we made. So yeah, I'm happy with the start. I'm happy with how our players play, but I knew there's going to be a lot of mistakes. For us, it's now just going back and learn from it, and now at least we have a base to work from. If we look at the game, there are not only bad things, but also good things. What you can take to the further stages, to the next games from this game? What was quite good? Yeah, no, a lot of positives. I think we carried the ball nicely. We over the gain line, so that gave us momentum. So it's basically just maybe having patience to be disciplined a little bit longer, and then eventually we'll break the defenses down. Your scrums dominated in the first half, but in the second half there was problems. How to make it to scrums dominate all the game? I think we got 2 yellow cards, so that didn't help. Also, I think we should have maybe got more rewarded from penalty because we definitely were over them. So not really, I will have to go back and look at the videos, but yeah, I thought our forward pack scrum well.